Nu ką, atsakomybės prisėmimas. Šiandieną paskaitinėjau čia tokius komentarus, rašo, man 50 ir tu nusišneki. Čia ant manęs, kad aš nusišneku. Gerai, davai padiskutuojam trumpai šitą temą. Norėtųsi, aišku, tiesiogiai su tais infantilais, bet pašnekam. Kažkas tai rašo, oi, tu pažiūrėk, kokią statistiką žmonės ten žudosi, valstybė priverčia. Va čia automatiškai iš karto nėra prisėmimas atsakomybės. Jeigu tu matai, kad tu netaip gyveni, kažkas su tavim negerai, tai ieškok, daryk kažką, tobulėk, eik mokintis, prašyk, kad kažkas pradirbtų. Va tą būtent ir darom. Ta aš darau, ką žmonės kiti neišmano, net kad tai egzistuoja. Ir aš, kad sakau, kad jūs esate programuoti būti va tais samdytais darbuotojais vergais, aš jums neapisu proto, tai yra, reali tiesa. Suka, aš išėjęs iš viso šito dalyko, kai pradėjau pats šiek tiek smegenis mankštinti, nustojau lygiai taip pat kaip ir daugelis, alkoholio atsisakiau visiškai jau prieš nemažai metų. Tai nereiškia, kad iš karto pradėjo kažkas tai darytis. Kažkas tai pasakoja, pusę metų negėriau, pas mane niekas nesikeičia. Tai aišku, kad nesikeičia, pas tave pilna negatyvo, pilna blogų įsitikinimų. Tos vadurnos mintys, kurios lenda, rūkas ant akių, nervas ima, tu net nežinai, kaip sureksti kažkokį tai veiksmų planą, tau reikia, kad nurodytų, ką tu veiktum, kad eitum ir darytum kažką. Antiek yra žmonės nemąstantys, jų savo sekančios sekundės, nes tai yra minties sekančią sekundę nesugeba suplanuoti, apie kokią jūs čia kalbat. Viską darot automatiniu procesu, va, nueinat šnapsų nusiperkat, nueinat rūkyt nusiperkat, nueinat valkatų ieškot visokiausių, kaip vyrai, taip ir moterys, ne kitaip. Nežinot, kaip jums savimi pasirūpinti, nes nėra idėjų galvoje. Ir dėl to jūs einat, kad jums kažkas duotų darbo. Va, tai yra tokiem sukurta darbo birža, kaušam, kad pasižiūrėtų, kas siūlo darbus. Aš žinau, kad nepatinka ta tiesa, nes reikia dirbti su savim. Manai, man buvo smagu, pradėti su savim, su savo durna galva dirbti, kad aš turėjau savo pripažinti, jog ilgus metus aš dariau va taip, kaip visi daro. Samdytas darbuotojas turėjau būti irgi. Ar tai yra faina? Nichuja ne faina, tai yra bjauru savo pripažinti, kad aš esu neveiksnus, fiziškai viskas tvarkoju, galva neveikia. Va taip jūs daugelis ir pradeda atakuoti ant manęs. Su savo durnais komentarais įžeidinėti net nepažįstant manęs, jūs drįstat rašyti visokius šlykščius žodžius, dergt ant manęs. Vien tik dėl to, kad aš jums sakau tiesą. Nu, niekam jinai nepatinka. Niekam nepatinka, kad tau pasakyti, ką tu savo sugebi meluoti ir pateisinti, kad va toks gyvenimas, va tokios aplinkybės, va čia krizė, dar kažkas. Tai ne, tu esi atsakingas už tai, va čia yra atsakomybės prisėmimas. Nepermetimas motinai, tėvui, valstybei ar dievui, angelui, velniui, dar kaip nors. Tu, esi atsakingas už tai. Už savo tą supestą depresiją esi tu atsakingas. Už tai, kad tu girtuoklis, kad tu dročiniesi, smaukai, trini klyną. Tu esi už tai atsakingas. Ir kad tavo vaikai bus tokie patys kaip tu, lygiai taip pat tu esi atsakingas. Ir tu to neišvengsi. Tu tik tai, kad gali savo meluoti, tai ir nepripažinti, bet tu to neišvengsi. Aš jau tau pasakiau tą tiesą. Tiesiai tau, į tavo šūdiną snukį. Pochui, kokiais jūs ten žodžiais mane dergiat, man nusišikti, aš jums, bandau akis prakrapštyti tuo šūdu, kuriuo jūs susitepę savo, tais filtrais, kuriais rožiniais akiniai žiūrit į šį pasaulį. Jūs padarė asilais, kurie nesugebat užsidirbti. Va, kai jūs išeisite iki tiek, kad jūs pradėsit nebežiūrėti va tokių durnelių video visokiausių, kuriuos jūs matot kiekvieną dieną ir žiūrite nuo ryto iki vakaro ieškodami teisingos informacijos, kurie jums ten mandagiai pasakoja, kaip reikia manifestuoti atsisėdus šiknoj su žvake. Kol jūs tokių nenustosit, neteisit su savo vidiniu va to žinojimu, jūs nieko neuždirbsit, nieko nepakeisit šitos savo realybės, nieko nepadarysit. Va, kaip vaikščioti į darbą, taip ir vaikščiosit. Už minimumą tą.
nu, kažkas kelis eurais daugiau gaus. Prisėmė paskolų, nelaimingi. Nu, bet šašlykas, avus, ten būsit linksmi paskui girdėt, va, kažkur tai užsikūrė, dūmas rūksta. Ir kur va velnio žvengimas, krikštėmas, ha, ha, ha. Tai ir yra va, ta tamsioji pusė tavyje, kuri dominuoja šiuo metu. O čia yra tos išskirstytos dalys. Blet, išeikit iš to šūdo, kur va pradėsit nuo 10 štukų eurų ir daugiau uždirbti, nes jūs galite įgyti, kaip sakant, tą įgūdį, kuris gali duoti naudą žmogui ir tu pradėsi būti naudinga šiam pasauliui. Už tai tau tada pradės mokėti, kol tu pardavinėsi savo fizinę jėgą, savo va tos kvailus kūno judesius, ten kokias dėžutės kiaunot ar su kastuvu maskatuot, ar ten manipuliatorių arba vairą sukinėt. DDBB. Nieko tu nahui neuždirbsi, ten va, maksui, va, kodėl jūs visi tie vairuotojai, kurie išėjo vairuotojus, čia jau ahujienas pasiekimas, blėt, jisai šoferis. Aš 10 metų atidirbau tokį darbą, žinau, kas tai yra. Irgi taip pat galvoju, kad aš ahujienai super specialistas. Bet kai apsidairai aplinkui, pasirodo, kad galimybės kažkokios, blėt, yra. Ir aš ne iš kitokio molio nudrėbtas. O pasirodo, kad mano vidiniai nustatymai dirba ne mano naudai. O vat juos tau reikės pagalbos tokio kaip aš. Ir ateina čia tokio, tai ble, čia turi būti proto ribose, čia turi kainuotas tavo darbas. Jis kur va ten kaušas ateina su savo prišiktais smegenim ir jis tau bando dar nurodinėti, kas čia kaip turi būti. Na, jeigu tu čia toksai kytras, tai paimki pasidaryk pats. Iki.